Šiandien laidoje matysite. Pasakosime apie parasparnių ir skraidyklių judėjimą Lietuvoje. Nuo ko viskas prasidėjo, kiek žmonių šį sportą propaguoja šiandien ne tik kaip profesionalai. Vienas draugas pakvietė pabandyti paskristi tandeminiu skrydžiu ir, žodžiu, ten sudalyvavau keliose rungtyse, paskridau tandeminiu skrydžiu ir gal kokias 2 paras jaučiausi tokia kaip ekstazija didžiuliai. Kas yra neatskiriama parasparnininkų gyvenimo dalis? Žmonės svajoja atsiplėšti nuo žemės ir trokšta pažvelgti į ją iš paukščio skrydžio. Neapsigaukime, tai ne parašiutai, o parašiutus primenantys, smagiai dangumi skriejantys parasparniai. Nesupainiokime jų. Parašiutas skirtas saugiai nusileisti ant žemės, o parasparnis kuo ilgiau skrieti ore. Pakliuvę į oro srautą, parasparniu galime sklęsti. Esant palankioms oro sąlygoms, įmanoma netgi visą dieną skraidyti nenusileidus. Paruošti parasparnį kilimui nuo žemės užtenka vos 5 minučių. Pakilti į orą galima startuojant nuo kalvos šlaito, o lygumose tenka naudoti specialų įrenginį išvilktuvą. Štai čia matote nedidžiuosius aitvarus, tai skraidyklės. Šis skraidymo prietaisas sudarytas iš bure aptraukto trikampio sparno pavidalo rėmo. Lietuvoje ultralengvųjų skraidymo aparatų atsiradimas siejamas su skraidyklių be motoro atsiradimu, kurios ėmė plisti dar 1972 metais. Mūsų šalyje pirmąsias skraidyklės pasigamino Vilniečiai lakūnai. Jomis buvo skraidoma nuo šlaitų. Skraidyklių sportas ypatingas tuom, kad tai yra arčiausia to paukščio skrydžio jausmo, ko gero. Kad tas sparnas virš tavęs ir tu iš esmės kabi ore. Turtingas istorija, nes tai yra praktiškai prasidėjęs kartu su aviacijos pradžia. Yra pakankamai patrauklus tuom, kad tai mobilu, kad gali skristi praktiškai taip pat kaip ir parasparniai iš bet kur. Laisvės jausmas ir nuotykiai. Skraidyklė konstrukciškai tai yra aliuminio vamzdžiai, aliuminio ir anglies karbono vamzdžiai ir audinys dakronas arba laminatai taip vadinami. Mokomasis sparnas 18 gali būti kilogramų kokių, varžybinis sportinis sparnas 30 keli, 35. Skraidyklių sportas federacijų yra mažumoj. Taip istoriškai susidėlioja yra, kad federacija prasidėjo nuo skraidyklių, tai buvo skraidyklių sporto federacija ir kai parasparniai vystėsi, susijungta buvo ir kadangi tai yra paprasčiau pradėti su parasparniais, matomai, tiesiog po biškį augo ta dalis, o skraidyklių neaugo iš esmės, liko panašiai ta pati. Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija įregistruota 1997 metais. Nuo to laiko ji augo ir plėtėsi, prisijungiant vis naujiems klubams. Šiuo metu parasparnių federacija vienija 16 klubų, kuriuose sėkmingai skraido žmonės, užsiminėja sportu arba tiesiog užsiminėja šiuo sportu laisvalaikiu. Pasaulyje parasparnių sportas propaguojamas daugiau kaip 20 metų. Jį išrado prancūzai 70-ojo dešimtmečio pradžioje, eksperimentuodami su parašiutais. Ši sporto šaka atsirado tuo met, kai buvo pagamintos specialios vėjo neperpučiamos medžiagos, iš kurių įmanoma sukonstruoti šios skraidyklės sparną. Po kelių skrydžių Prancūzijos Alpėse atsirado galimybė sukurti tokį skraidymo įrenginį, kuris sklandytų. Po daugybės bandymų aparatas buvo ištobulintas iki dabartinio parasparnio. Parasparniai – laisvos minties polėkio savęs ieškojimo sportas. Šiuo sportu užsiimantys žmonės būseną esant ore įvardyja kaip meditacinę. O ar žinote, kada Lietuvoje pasirodė pirmieji parasparniai? Čia, aišku, susijęs su ir mūsų Lietuvos Respublikos istorija. Vadinkim, 90 metais ta blokada, kur nebuvo kuro. Aš dabar kalbu apie aviacinį kūrą, kur mes šokinėjom iš lėktuvų, malūnsparnių, iš visko, kur gali kas skrenda su parašiutais.
Ir staiga išgirdom, kad 85 metais atsirado pasaulyje toks kažkas parasparnis paraglidingas. Vienas iš balinautojų, Maciulevičius, jeigu aš neklystu pavardėjęs, sako, aš jums galiu atvežti. Ir jis mus atvežė tą parasparnį. Ir nuo to viskas prasidėjo. Susipažinom, kas tai per neparašiutas, per plonas stropas didesnis, kupolas plotų didesnis. Su juo jau iš lėktuvų neiššoksi ir bandėm ant žemės, kadangi ten čekiška medžiagėlė, būtent tokio skirta tiem parasparniams, lengvai kilnodavosi, parasparnis mus labai lengvai klausė. Ir nuo Kernavės šlaitų, Nydoj skraidėm, nuo Gariūnų skraidėm šlaitų. Visur, kur galima buvo sustartuoti. Be šalmų, tinkamai neapsirengę, nes mes, kokie krūti vyrukai, mes viską galime, mums viskas išeina, mes viską mokam. Kol neįvyko tam tikrų liūdnų incidentų, kad jie buvom priversti ir šalmus nusipirkti, ir tinkamai apsirengti, ir bent jau pirštinės turėti, nes aš galiu parodyti pirštą apipjausyti, kai sparnas susivinioja, tu bandai kažką padaryti, ten superinės jėgas ir pjauni, nieko nepadarė su pirštim, bet gali kažką sutvarkyti, bent išsigelbėti, bent jau tokį virš savo galvos turi didesnį to parasparnio plotą, kad taip žemyn greit nusileistų. Norint pakilti nuo žemės, reikalingas sparnas, vadinamoji piloto kėdutė, kurioje yra patalpintas atsarginis parašiutas, variometras, prietaisas kintančiam dydžiui matuoti, navigacinė įranga, GPS imtuvas, žemėlapis, kompasas, taip pat fotoaparatas, vandens gertuvė ir kita įranga. Parasparnių entuziastai taip pat turi įsigyti aukščio matavimo prietaisus bei radijo stoteles susikalbėjimui, nes pasitaiko atvejų, kai žmogus pasiklysta, todėl be radijo ryšio galima ilgai klaidžioti nežinomose apylinkėse. Reikia ir šalmo su specialia įranga. Maksimalus parasparnio greitis 50–60 km/h. Radikalaus pilotavimo virš 120 km/h. Šitas sportas atsirado labai senai, jam jau virš 40 metų. Ir žmonės tiesiog visada ieškojo būdų, kaip lengviau, paprasčiau pakilti į orą. O atsiradus parasparniui buvo pamatyta, kad galima dar tą skraidyklę ir ant pečių nešiotis, kai vaikštai. Tai todėl jinai yra pati tokia lengviausia iš formų skraidimo ir įrangos dydžio bei tūrio prasme. Visi šio sporto entuziastai negali būti neregistruoti kažkokiame tai klube. Tai yra viena iš saugumo tokių taisyklių, kurie buvo priimta, kad nebūtų savavališkų skraidimų kažkur tai be priežiūros ir be tinkamo apmokymo bei tinkamai patikrintos įrangos. Pagrindinės 3 disciplinos, tai pasaulyje egzistuojančios parasparnių, tai yra tikslus nusileidimas į taikinį, tai yra maršrutiniai skrydžiai bei akrobatinis skraidimas. Viena ekstremaliausių parasparnių sporto rūšių yra akrobatika, kurios entuziastų Lietuvoje yra mažiausiai. Šios parasparnių krypties meistrų profesionalumo lygis yra pats aukščiausias. Akrobatikai reikia labai daug patirties, o norint profesionaliai užsiimti šią sporto šaką, būtina kalnuota vietovė. Tai viena priežasčių, kodėl parasparnių akrobatika Lietuvoje nėra taip intensyviai vystoma. Nes akrobatų kol kas pas mus nėra daug, buvo vienas kitas, jie dažniausiai savo karjerą pabaigia greičiau, nes tai ne dėl traumų, ne dėl kažko tai, bet tiesiog tai reikalauja labai dažnai atnaujinti įrangą, bei tai yra tam tikras didelis apkrūvis organizmui, kūnui. Ryškiausi pasaulio rekordai pasiekti skraidyklėmis ir parasparniais. Ilgiausią distanciją skraidyklėmis nuskrido australas Johnny Durant ir amerikietis Dustin Martin, įveikę net 764 km skrisdami virš Teksaso. Virš 120 skraidančių parasparnių vienoje vietoje. Šis įspūdingas rekordas buvo pasiektas danguje virš Balio salos. Taip pat didieji entuziastai ir sportininkai pasiekė didelius aukščius. Nemažai jų skraido net virš Everesto.
O Lietuvos rekordas, pernai metų rekordas irgi, tai yra 330 km perskrendant visą Lietuvą iš tikrųjų. Ta prasme, buvo rekordo savininkas yra Jonas Miklovis ir rekordas buvo pasiektas skriejant nuo Ignalinos beveik iki pat Šilutės. Užtruko, aišku, gan ilgai, tai užtruko beveik berods apie 8 valandas ore. Ir, ta prasme, ten buvo puikus oras tą dieną, tikrai pamenu gerai. Lietuvos skraidyklininkų pasiekimai pasaulio, jeigu žiūrėtoje arenoje, pasaulio, Europos, iš esmės, toksai įdomesnis, sakyčiau, kuris yra, tai vienas pilotas Australijoje dalyvavęs, tai varžybose buvo rekordiškai ilgas maršrutas užduotas nuskrist ir jis nuskrido sudalyvavęs tose varžybose, tai buvo 360, atrodo, kilometrų. Įdomu, ar yra moterų, kurios skraido ir kaip joms sekasi pasaulinėse arenose. Pasaulio moterų rekordo savininkė tai yra tokia Japonė Seiko Fukuoka Navil. Jos taip pat rekordas buvo pasiektas pernai, tik tai ji tai atliko berods Australijai. Moterų ir merginų skraido, jų nėra daug, natūralu, vėlgi, ko gero, dėl to fizinių jėgų didesnio reikalingumo, šiek tiek sporte. Bet jų yra, Lietuvoje buvo skraidančių, besimokančių, pasauliniai vėlgi arenoje jų yra rodančių iš tikrųjų gerus rezultatus merginų. Tai čia ko gero lemia dar ir tai, kad pastaraisiais metais pradėjo gamintojai tinkamo dydžio sparnus daryti. Nes kadangi aš savo kompleksiją merginą taikau, tai man tas irgi buvo aktualu labai, kad mažam svoriui kažkas būtų ir pastaraisiais metais tas atsirado ir moterų yra. Nors Lietuvoje nėra mokyklų, kuriuose mokoma skristi skraidyklėmis, tačiau jų valdymo meno gali išmokyti individualūs instruktoriai, teikiantys paslaugas ir dalinantys patarimus visoje Lietuvoje. Skraidyti skraidyklę galima pradėti nuo amžiaus, kai leidžia fizinės jėgos, tai sakyčiau 16 metų, ir kai leidžia tėvai, nes ko gero irgi nemenkavertis aspektas. Skraido iki virš 60, iki 70 metų žmonės skraido. Faktas, kad rezultatų sportinių jie nesiekia, bet tarpas ganėtinai didelis. Man patinka šitas sportas tom, kad čia gali skraidyti ir vaikai, ir labai pagyvenę žmonės. Vieną kartą Prancūzijai, Annecy, čia daug metų atgal, gal virš 15. Ir žiūriu, ateina senukas su senukė. O ten startavietė labai tvarkingai padaryta, užklotas kilimas, kad nesikabintų stropas už kokį nors ten šiukšlių ir panašiai. Tas senukas ištiesia parasparnį, padeda savo tai mačiutei užsisekti, padeda išstartuoti ir iš paskos skrenda. Aišku, jie ten ypatingai kur nors į viršų neskrydo, aukščio nerinko tvarkingai, ten labai graži vieta ir nusileido aerodrome. Tiesiai virš ežero, ten didžiulis ežeras. Ten jau termikinės veiklos neypatingai yra, tai tvarkingai pasidžiaugdami to oru nuskrido. Tai ir vaikai, ir praktiškai bet koks amžius žmogaus tai leidžia to ten skraidyti. Man tai labai patinka. Parasparniai ne tik tai yra vienviečiai, bet kaip ir skraidyklės, bet yra ir dviviečiai. Tai šiuo būdu galima skraidinti keleivius, žmonės, kurie tiesiog nori vieną kartą pabandyti šitą nuotykį. Ir Lietuvoje tai yra įprasta praktika ir pasaulyje taipogi. Tai čia galbūt tai būtų pirmas mano pakvietimas, tai būtų tiesiog paskristi su instruktorium kartu ir tada nereikės galbūt mokėti daug pinigų už parasparnį patį. Tai norint pradėti skraidyti skraidyklę, pirmoje eilėje reikėtų ko gero kreiptis instruktorių, išsimokyti praktinį kursą skraidimų, išmokti teorinį kursą natūralų skraidimų, išsilaikyti egzaminus, gauti licenciją ir tada tapti pilnaverčiu pilotu. Tai mokymasis prasideda nuo mokyklinės įrangos visą laiką. O toliau pagal tai, kaip mokinys progresuoja, kiek jis pats nori, gali skirti laiko, lėšų, instruktorius visą laiką pataria.
ką rinktis. Skirtumas tarp profesionaliai sportuojančių ir neprofesionaliai sportuojančių, manyčiau, yra taip, mes juos vadinam savaitgalio karžygiai. Tai žmonės, kurie atvažiuoja paskraidyti tiesiog daugiau savo malonumui, nesiekdami rezultato skaitinėse lentelėse ir taip toliau. Žmonės, kurie labiau link profesionalumo, linkę daugiau aukoti savo ir laiko, ir lėšų, važiuoti į varžybas užsienį ir siekti atitinkamai rezultatą. Tai manyčiau, iš tikrųjų, kas liečia skraidyklės, tai praktiškai didžioji dalis vis tiek dalyvauja varžybose ir ne tiek daug tokių mažai skraidančių. Parasparnistai skraidžioja po visą pasaulį, net ir tolimuosiuose šiltuosiuose kraštuose, kur žmonės ypatingai smalsūs. Jie dairosi į padangės ir domisi tais, kurie skrajoja ore. Neretai pilotui, nuskridus kelias dešimtis kilometrų bei nusileidus nepažįstamoje vietovėje, subėga aplinkinių kaimelių gyventojai, kuriuos stebina nežinia iš kur atsiradęs parasparnistas, dažniausiai painiojamas su parašiutininku. Tuomet daugelis dairosi į padangę ir akimis ieško lėktuvo, iš kurio šis galėjo iššokti. Geras parasparnistas yra žilas parasparnistas, tai turim visokių nuotykių, aišku, galbūt tie maloniausi nuotykiai yra, kadangi skrendi kažkur, tai skrendi ilgą distanciją, nukeliauji oro 10 kilometrų ir po to nusileidus gali susitikti su žmonėm kažkokiais arba susipažinti su kažkokiais žmonėm, ta prasme, kurie labai būna, kaip sakyti, sužavėti, kas čia toks nusileido pas juos į kiemą. Kartais galbūt netgi ir per stogą perbėgo. Tai man taip yra nutikę, kad man tiesiog bandydamas vis dar išsilaikyti ore, aš ten kovojau iki pat paskutinių metrų jau virš žemės ir vis dėlto teko leistis vienoje sodyboje ir teko jau kojomis perbėgti per ūkinio pastato stogą ir nusileisti pas ūkininką į kiemą. Tai aišku, iš pradžių buvo keletas nemalonių žodžių pasakyta, bet po to mes labai draugiškai ir smagiai susibičiuliavom ir aš netgi gavau nuostabius ūkininko pietus. Tai čia būtų toks vienas iš smagesnių įvykių. Šiaip čia adrenalino tiems, kurie bijo kažko, labai daug. Bet kai protingai mąstai, matai, visi praktiškai viskam pasiruošęs, kai šiek per mašiną, sakykime, mašiną su vasariniam padangom, anksčiau buvo tik vasarinis padangas žiemos metu važiuoti. Priimi sprendimus, ką gali padaryti per čia, tuose parasparniuose, nors esu nukritęs ne vieną kartą iš tų pirmų žingsnių, stuburų sulaužęs kokius 4 lankstelius, 2 kartus rimtai nukritęs, vieną kartą Kaune, kitą kartą, pirmą kartą Kernavėje, antrą kartą Kaune. Taip gavosi, irgi iš durnumo, kad čia skurtesnį, staigesnį posūkį padarysiu. Nėra virš galvos parasparnius skuduriukas ir tu skuduriuku tvarkingai nusileidai ant žemės. Atvažiuoja greitoji, supakoja ir išveža. Iš mano patirties skraidimų nuotykis, kuris nesibaigė liūdnai, akivaizdu, nes čia stoviu. Ko gero, pradžioj pačių skraidimų ir buvo tas žmogiškasis faktorius, kurio neįvertinau, tai per stiprios sąlygos pradedančiajam pilotui, vyko palukny, prie stipraus vėjo, tiesiog nutupiau į pušies viršūnę. Dieną prieš skrydį parasparnistai planuojasi, kur skristi. Nagrinėja skirtingų šaltinių oro prognozes, numato, kokiame aukštyje bus debesys, kokie vėjai pūs, kaip sparčiai maišysis ir kis oro srovės. 100 kilometrų nuskristi galima per 3 valandas. Idealu, kai dieną nebūna vėjo, arba jis labai silpnas ir keičiasi jo kryptis. Tada galima skristi trikampiu ir grįžti į tą pačią vietą, iš kurios buvo pakilta. Atsikabinus nuo kėlimo lyno, pajunti visą šio skrydžio romantiką bei žavesį. Dažnai skrendant termikuose galima sutikti paukščių. Tuomet kartu su paukščiais, sukantis ratais, kylama aukštyn iki debesų. Kartais tie patys paukščiai lydi ištisas valandas, o kai naujieji draugai neplasnoja ir sukdamiesi ratais kyla į viršų, vadinasi, ten yra kėlimo srovė ir kaip tik ten reikėtų sklęsti. Vienas draugas pakvietė pabandyti paskristi tandeminiu skrydžiu.
Ir sako, kaip tik bus uždaramasis parasparnistų vakaras. Ir žodžiu, ten sudalyvavau keliose rungtyse, paskridau tandeminiu skrydžiu ir gal kokias 2 paras jaučiausi tokia kaip ekstazijai didžiuliai. Ir supratau, kad aš labai turbūt tokį jausmą norėčiau dažnai jausti. Slides rekomenduojama tepti vasarą, o parasparnį reikėtų išvynioti žiemą. Šaltuoju metų laiku oras ramus, tankus, be turbulencijos, todėl tinkamas mokytis skraidyti. Įprastai susidomėjimas parasparniais suaktyvėja pavasarį, kai oras jau verda, šiltos oro srovės kelia aukštyn. Šilti orai be galo džiugina pilotus, bet mokiniams reikia laukti ramesnio meto, kuris būna tik vakarais arba rytais. Galvės ežero pakrantėje, Trakuose vyksta oro šventė, kurioje dalyvaujantys parasparnininkai varžosi atvirajame Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionate. Šventė vyksta jau 2 dešimtmečius. Ji visada prasideda vasario 16-ąją. Čempionate dalyvauja Lietuvos ir užsienio sportininkai. Kiek jų čia susirinko šiemet? Apie 30 iš keleto Europos šalių, mūsų kaimynai Latvijos, tai taip pat. Šiaip šita tradicija iš metų, šita vieta mums yra, brangi širdžiai. Trakų pilis, kuri irgi simbolizuoja tam tikrą nepriklausomybę. Ir labai gražus peizažai. Kiekvieną dieną rungtys vyks tos pačios. Pilotų tikslas yra kuo tiksliau nusileisti į taikinį. Centras yra apie 2 eurus moneto dydžio. Taip. Ir elektro taikinys apie 30 cm, fiksuoja kiekvieną centimetriuką. Ir toliau įskaitinis ratas, spindulys 5 metrai. Tai kas nusileidžia už 5 metrų, neįdomu, nieks nematoja. Tai yra netaiklų. Reiškia, turi pilotas pataikyti į 5 metrų atstumą nuo centro. Visų pirma, kiekvienam patarčiau praskristi 2 skrydžius per metus, bent jau vieną žiemą, vieną vasarą. Ir tas jauduliukas, kuris kirba viduj, tai jisai yra teisingas ir reikalingas. Ir jį visą laiką reikia turėti, sakykime, nes tai suteikia jums kažkokią tai saugumo jausmą. Labai gražu žiūrėti, bet bent kartą gyvenime tikrai vertėtų pakilti laisvam skrydžiui ir išgirsti vėją švilpiantį, pasižiūrėti, kokia ar Lietuva, ar aplinka mūsų supanti yra graži iš viršaus. Tai visiškai kitas atsiveria pasaulis. Mes tikrai to nematom nuo žemės, ką mes matome pakilę. Ir netgi kiek skridau ir su lėktuvų pilotais, jie tiesiog pasako, tai yra kažkas visiškai kito, kada tu nesi kabinoje, tu esi atvirai visų kūnų ore, tu visų kūnų jauti laisvę ir skrydį. Tai tiesiog reikia pabandyti, tai yra neapsakoma žodžiais. Šiek tiek mums gal su orais nelabai, mums reiktų erdvės daugiau iki debesų pado. Dabar mes kylam iki kokių varganų 100 metrų, norėtųsi gal iki kokių 200 metrų bent. Na, vis vien išeina ir kartu su varžybom vyksta dar linksma šventė, kaukių paradas, kaukių šou, o netrukus mes jį pradėsim, kai pilotai sukonstruoja kažkokias nesąmonės ir su tom nesąmonėm pabando pakilti į orą. Na ir žiūrovams ir pilotams labai patinka, tai mes tikimės šiandien pamatyti visokių konstrukcijų įdomių ore. Linksmosios dalies šou pritraukia daugiausiai žiūrovų. Jie gali pamatyti pačius įvairiausius sumanymus, nuo kalėdų senelio elfo imitacijos iki milžiniško kūdikio ore. Kaip gimsta tokios idėjos ir personažai? Tokia įdomi istorija, kaip mes apskritai pradėjom tą kaukę daryti, iš kur gimė, tai kada buvo Lietuvos kino teatro Vilniuje paskutinė diena, kada ten žmonės galėjo apsilankyti neseniai. Ir aš pamačiau ten menininkų instaliacijų. Ir tada susisiekiau su vienu menininku ir jisai davė tą vaiko veido galvą, tą kaukę. Ir tai buvo iš karto mintis mums pasidaryti tą apskritai apipavidalint kaip kūdikį viską, nes po mėnesio laukėmės tikro vaiko, mes su žmona. Tai buvo visapusiškai mūsų toks planas. Laisvos minties
Savęs ieškojimo sportas ir skrydis visuomet spinduliuoja ramybę. Nesvarbu, kiek metų ar kaip dažnai tai darai. Skrydis su motoru tai yra transportas iš esmės. Skrydis be motoro, laisvas skrydis, tai visą laiką yra nuotykis. Niekados nežinai, kur tavo kelionė gali pasibaigti, kokius žmonės gali sutikti ir kada grįši namo. Kitoje laidoje matysite paieškos sraigtasparnius, kuriais skraidžioja valstybės sienos apsaugos tarnybos pilotai. O kokią techniką skrydžiams jie naudojo organizacijos atsiradimo pradžioje. Sužinosite apie vienpiločio Eurokopterio EC-145 privalumus, lyginant ne tik su senaisiais tarnybos orlaiviais, bet ir su malūnsparniu. Taip pat susipažinsite su Kauno aviacijos muziejaus siūlomomis edukacinėmis programomis, kurios ne tik supažindins su Lietuvos aviacijos istorija ir aviacinė technika, bet ir leis savo jėgomis pilotuoti virtualų orlaivį.